Žalia rodyklė. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Daugelis nežino, kad Lietuvoje yra kuriami automobiliai, o tiksliau autobusai. Jų gamintojas Altas Auto pristatė pirmuosius vidutinės klasės elektrinius autobusus. Apie tai šios dienos laidoje kalbėsime su Altas Auto generaliniu direktoriumi Edvardu Radzevičiumi. Labadiena, Edvardai. Labadiena. Tai iš tikrųjų mes automobilių žurnalistai sakom, kad mes tikrai neturim Lietuvoje jokios automobilių pramonės, viską iš visur perkam, dėl to galim būti, kažkokie, nelojalūs kam nors, nes dažnai matau, kad Prancūzijoje prancūziški automobiliai dominuoja, Vokietijoje vokiški, o nuvažiuoji kokią nors Olandiją, tenai visokių yra, tai toks liktai įdomesnis parkas, tai pas mus irgi tas parkas gali būti įdomesnis. Bet jeigu pasigilinam daugiau, ilgiau, tai jūs jau eilę metų vis tiek kuriate, gaminate mikroautobusus ir autobusus, taip? Tai truputėlį apie tą istoriją ir kaip čia kas, kodėlgi visgi atėjo į tą gyvenimą tie autobusai. Taip, tai visiškai teisingai yra turbūt manoma, kad vis tiek ta Lietuva yra maža ir natūralu, kad padaryti kažkokią didelę reikšmingą gamybą reikalinga vis tiek kažkokio tai resurso potencialo, kad tai sukurtų. Faktas, kad pas mus tų tokių darbuotojų ar sąlygų kurti kažkokius didelės gamyklas nėra, nes natūralu, pagrindinis darbas yra inžinerinis darbas, vystant, kuriant automobilių pramonę, ir inžinierių pas mus, turbūt nepaslaptis, yra didelis trūkumas, ne tik automobilių pramonė, bet apskritai visoje inžineriniai pramonė. Tarp kitko, čia yra... Čia atskira turbūt tema, aš kadangi turiu inžinieriaus mechaniko diplomą, bet niekada iš tikrųjų ir nedirbau inžinierium. Tai mes kaip įmonė esame Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos Linpra narys. Ir vienas iš mūsų pagrindinių, tokių šūkių yra reklamuoti Lietuvos inžinerinę pramonę. Taip pat, naudodamas progą, norėčiau pareklamuoti šitą ypatingai svarbią gyvenime specialybę ir labai perspektyvę specialybę. Būdamas inžinieriu, tai aišku, gali visur visada rasti vietos, kur pritaikyti savo žinias. Ir ypatingai, aišku, automobilių pramonė, tai aš labai kviečiu visus pagalvoti. Mokytis. Matai, taip, bet turite problemėlę, šiokią tokią. Faktas, žmonių, kuriančių, gebančių kurti, talentingų žmonių visada trūkumas didžiulis ir natūralu. Kiek Lietuva dabar čia tos istorijos nepriklausomybės turi, tai visas tas keliasi pakankamai ne taip greitai. Mes, aišku, turime labai artimus santykius su visom mokymo įstaigom, su universitetais, su kolegijom. Stengiamės visai bendradarbiauti, padėti, ir atitinkamai jau kaip tik tai atsiranda tie gerieji žmonės arba tie, kurie, sakysim, nori mokytis, tai bet kokiu atveju stengiamės padėti ir tiek ir mokymo įstaigose, tiek ir paskui atėjus pas mus į darbą. Mhm. Tai čia kalbant apie tą problemiką, didžiosios gamybos. Bet iš principo autobusų gamyboje taip, mes esame toli gražu ne mažiukai, mes šiaip jeigu paėmus, tai natūralu tokia nišinė rinka, mažų autobusų rinka Europoje sudaro apie maksimum iki 20 000 vienetų užregistruojama per metus visoje Europoje tokių autobusų. Nėra didelė, tai šitoj rinkoje mes esame vienas žinomiausių žaidėjų Europoje. Ir natūralu, tas žinomumas, todėl gal mūsų ir nėra žinomas Lietuvoje, todėl kad, aišku, mūsų pagrindinė rinka yra Europos valstybės, Europos geografinė teritorija. Ir ten natūralu tos žinios, mes jau 20 keli metai jau įmonėj ir per tuos metus mes tikrai galiu pasakyti, kad galim kuo didžiuotis. Mes esame labai artimam santykė su MAN koncernu, toksai pakankamai žinomas komercinio transporto koncernas, kur gaminame jiems tuos vadinamas originalius autobusus, kuriuos jie pardavinėja po MAN prekinių ženklų per visą savo pardaviminį tinklą. Tai tikrai yra didžiulis pripažinimas, kad tokie koncernai sutinka, randa partnerystės galimybę su mūsų įmonė.
Na ir aišku, naujoji tema tai elektriniai autobusai. Tai, čia, va, Tai gerai, turbūt ir- tai iš tikrųjų galim pakalbėti gal pradžioj, tikrai mes daug skiriam laiko ir dabar daug labai diskusijų yra apie automobilizmo bendrą elektrifikavimą. Aišku, kad dažniausiai kalbam apie lengvuosius automobilius ir labai nemažai lengvųjų automobilių dabar pasaulyje ta elektrifikavimas susiduria su visokiom, na nežinau, net ne tai, kad pasipriešinimo ar dar kažko, bet su tam tikrais iššūkiais, sakykime, ir gamintojai, ir pirkėjų pasirinkimai. Bet aišku, kadangi autobusų tai turbūt neperka žmonės, tai vis tiek perka įmonės, perka gal miestai, ar aš nežinau, kas perka, bet tikrai ne žmonės savo. Kaip yra bendraja prasme su autobusų elektrifikavimu? Nes, mieste suprantu, tarp miestų nežinau ar suprantu, o už miesto turbūt, tų tolimųjų reisų gal iš vis nesuprantu, bet jau čia gal Edvardai pats paminėk. Taip, tai galiu tik paantrinti, kad ta problemika, kuri yra lengvuosiuose automobiliuose, nes su tuo virsmu iš vidaus degimo variklių elektrinius, jinai panašiai vyksta ir komerciniam transporte. Ir natūralu, viena turbūt deklaruoja Europos politikai ar tam tikrų šalių politikai, o kitaip gyvenimas vyksta ant žemės, kaip mes sakom. Tai tikrai yra nemažai iššūkių. Aišku, kita dalis tai, kad skirtingai kiekvienos šalys yra turi skirtingą kelią. Tai čia galiu tik tai, kaip sakyti, gal kažkuria prasme ir pasididžiuoti ir pagirti Lietuvos kryptį, kad vis dėlto mes pakankamai ryžtingai ir aiškiai užsibrėžę esame tikslus, reiškia, kad kada turi virsti tas visas viešasis transportas į elektrinį, ar tai būtų miesto, ar tai būtų priemiesčio, tas vadinamas respublikinis transportas. Ir principe tada, kaip kryptis yra aiški, tai tada ir visa rinka stengiasi prie to prisitaikyti. Tai šiuo metu yra didelis sujudimas, mes kaip tik šiom dienom pristatinėjom naujus produktus ir kaip tik kviečiame Lietuvos vežėjus su tuo susipažinti. Natūralu, visiems labai reikia, visiems labai įdomu, todėl kad visi supranta, kad anksčiau ir vėliau jie turi pakankamai greitame periode, jie privalės, reiškia, persėsti į elektrinius autobusus, privalės juos įsigyti ir natūralu, tai aiškiai užbrėžia tą tempą. Kitaip yra kitose Europos šalyse. Sakysim, ten Skandinavijos šalis, kokie kaip Švedija, Suomija, jie vis dar pripažįsta tuos vadinamus antrinius degalus, biodujas, biodizeliną, kurių pramonėje pakankamai gerai išvystė. Elektrifikacija pakankamai sparčiai vystosi Norvegijoje, Danijoje. Vokietijoje vėlgi silpniau, todėl Vokietija, ar sakysim, ta pati Prancūzija, didžiosios Europos valstybės, ten tiesiog visi laukia subsidijų ir ten, kol nėra subsidijų, ten tų kažkaip tai ir pardavimų nevyksta. Tai galiu pasakyti, kad visi supranta, kad kažkaip tai tas virsmas turi įvykti, bet labai skirtingai ir toli gražu nėra taip, kad va čia šiandien visi griebia ir virsmas tas yra. Tai jeigu bendrai paėmus netgi mūsų krepšelėje, tai procentuoti elektrinių autobusų procentas mažėja kažkur. Mažėja netgi. Dėl būtent, aišku, čia kelios priežastys, tai viena priežastis yra tų pačių subsidijų, nepakankamas pateikimas rinkose kitose Europos šalyse. Aišku, kažkuria prasme ir Lietuvos, sakysim, yra gera tendencija, kad yra kryptis, bet bloga tendencija, kad labai sunkus ir biurokratinis, ir tų visų subsidijų įsisavinimas. Iš tikrųjų yra toks vaizdas, kad viena ranka duoda, o kita ranka trenkia per nagus, kad reiškia, kuo daugiau kliučių padarytum. Begalė problemų yra su finansavimo, reiškia, pateikimu. Ir tokiu būdu, reiškia, taip mes kaip ir blaškomės truputėlį stengiamės investuoti, suprantam, kad reikia pasiruošti, bet iš kitos pusės, rinka vis dar tokia biškį buksuoja. Ar autobusų rinkoje irgi yra panašiai? Aš tiesiog, autobusai yra labai retas ir
tiesiog nedaug jų turbūt lyginant netgi su sunkiuoju transportu, ten tolimųjų reisų sunkvežimiais, kur Lietuva tikrai turi didelių įmonių ir matom ten jų pasirinkimus ir, sakykime, tam sunkiam transportui irgi matom kažkokias tai žaibelius tokius elektros, bet labai simboliškai. Tik tai jeigu vėlgi grįžtant, kad prie miesto transporto ten viskas galėtų veikti, jeigu kažkas norėtų, tai prie tolimųjų reisų sunkvežimių yra sunku ir ten kelios dedamosios, aišku, infrastruktūros nebuvimas, skirtingi laikai, turbūt apskaitos, na ir viena iš dedamųjų tikrai yra kaina, kad sunkvežimio vilkiko, sakykime, ta vadinama galva elektrinė, jinai kainuoja ten 4 kartus brangiau negu įprasto dyzelinu varomo. Kaip ir autobusuose, ar irgi yra toks didžiulis kainų skirtumas? Taip, kainos skirtumas yra, sakysim, grubiai tikrai ne 4 kartus, mes taip skaičiuojam, kad apytiksliai tai kažkur apie 1 kartų elektrinis autobusas brangesnis už dyzelinį ir vidaus degimo variklių varomą. Bet ta tendencija, aišku, eina į elektrinių autobusų pusę, gerėjimo, kadangi vis tiek technologijos pinga, mes vis tiek turim suprasti, kad šita technologija atsirado ne taip senai. Tai jeigu, sakysim, ten pirmieji autobusai Europoje pradėjo važinėti taip jau sparčiau prieš 10 metų, tai vis tiek tai yra labai mažas. Taip, vienareikšmiškai. Tai tos technologijos gerėja ir, aišku, ką paskutiniu metu matome, tai kad ir, aišku, ir kainos pinga. Tada, reiškia, natūraliai pasidaro šitas produktas žymiai patrauklesnis, jo techninės charakteristikos pagerėja, tada su juo gali važiuoti jau tolimesnius atstumus. Garantijos baterijų gamintojų ilgėja, na ir natūralu, tada, aišku, jeigu dar gali prisidėti subsidiją, tai pakankamai tada pasidaro jau, sakysim, protingame palyginime, kad tikrai galima būtų vertai naudoti ir elektrą. Tai turbūt vis tiek labiau dėl to, kad yra kažkokie, vadinkim, nežinau, sprendimai, nesvarbu ar politiniai, ar ten kažkokie municipaliniai, ar kažkokie bendrai sprendimai, dėl to elektromobilumas autobusų rinkoje tiesiog atsiranda. Atsiranda, taip. Tai tikrai galim sakyti, kad, kaip ir minėjau, nors iš pradžių atrodo gal pesimistiškai, kad ne visur taip eina tuo pačiu greičiu, bet vienareikšmiškai visi supranta, kad kito kelio nėra. Ne? Tai jeigu anksčiau dar buvo blaškomasi, kad gal čia vandeniliu varomi, gal ten dar kažkokia alternatyviais degalais, tai dabar vis tiek matom, kad tendencija yra į baterijas, į elektros variklių varomą, bet baterijom. Baterijos energija kaupiama energija ir natūralu. Tai vat, visi dabar gamintojai Europos susikoncentravę į šitą produktą. Kaip jums sekasi parduoti savo produktą? Parduoti sekasi gerai, pagaminti sunkiai. Juokauju, žinoma, reiškia, ta prasme, kad mes iš tikrųjų dar po pandemijos, reiškia, ta rinka pakankamai stipriai buvo sutrikdyta ir dabar po pandemijos jau kelinti metai, 3 metai, reiškia, ir kiti metai pas mus yra pilnai užkrauti gamyboje. Tai reiškia, kad praktiškai mes neturime. Pardavinėti nereikia, mes turim tik tai iššūkių, kaip pagaminti visą tą kiekį, kiek turime užsakymų visoje Europoje. Iš principo, net ir dabar yra net tokios anekdotinės situacijos, kada naudotas autobusas dabar yra brangesnis, negu jisai buvo pirktas, sakysim, ten prieš pandeminius metus. Tai yra iššluojama tiesiog visi autobusai tiek nauji, tiek naudoti. Ir nesvarbu ten ar elektriniai, ar dyzeliniai. Tai jeigu ten, sakysim, yra turistinis, tai kaip ir dar kol kas niekas į elektrinius nežiūri, bet ne, čia kalbu daugiau apie bendrus, tokius dyzelinius gal daugiau, bet faktas elektrinius daugiau perka naujus. Na ir čia turbūt ir yra ta pagrindinė problema, kad norint pateikti, būti rimtam žaidėjui, turėti gerą produktą ir tinkamai pagaminti, tai nėra taip paprasta. Tai čia mes ir turim dabar tą tokį pasiūlymą, produktą, kad galime, reiškia, kartu su užsienio partneriais pateikti. Tai apie jį truputėlį papasakok, nes iš tikrųjų aš esu buvęs jūsų gamykloje, vadinkim viską savais vardais, mačiau tuos tuomet turbūt gal iš Mercedes Sprinterio daromus keleivinius autobusus, ten tikrai daug jūsų darbo, inžinerijos ir invazijos ir visa kita, po to mačiau turbūt tuos ir MAN, ir crafterius, ir dar kažką, tikrai didelė istorija gaminių, dabar didesnis šiek tiek
didesnis miesto autobusas, ne? Taip, tai čia iš tikrųjų mes turbūt organiškai priėjom prie to klausimo, kad natūralu ta gamyba mažų autobusų bazėse arba tiesiog krovininių furgonų bazėse, ką mes darėm visus šitos metus, MAN arba Mercedes bazėse, tai jinai tokia buvo, sakysim, to laikmečio gamyba, ne, tai reiškia tuo metu, kada nebuvo kitokių alternatyvų, buvo tik tai tokie galimi tie krovininiai furgonai, tai natūralu mes ir stengiamės kaip įmanoma juos pritaikyti kitam keleivių pervežimui. Dabar, kada atsiranda elektra, ta automobilio konstrukcija natūralu jinai virsta kiek kitokia, ne, tai visų pirma elektros automobilyje pati jo konstrukcija yra, sakysim, pakankamai stipriai kitokia, ne, jeigu ten, sakysim, vidaus degimo varikliai, ne, visi turi papildomus agregatus, greičių dėžės, kardanai, tiltai, kur buvo pakankamai tas visas integruota į automobilį ir ten taip lengvai nepakaitaliosi visos tos mechanikos. Dabar elektros pavaros yra pakankamai kitaip konstruojasi, jisai praktiškai autobusas konstruojamas kaip Lego. Turi, jeigu ten kažkokį karkasą, rėmą, ir tada paskui gali labai žymiai lengviau visus tos agregatus talpinti. Baterijas gali talpinti kur nori, variklis natūralu gali būti centrinis, gali būti integruotas į ašis, gali būti ir prie ratų jau montuojami, ne, atsiranda naujos kartos. Tai pats automobilio ir visi kiti agregatai, praktiškai tu juos gali išdėstyti bet kur kaip tik nori, ne taip kaip būdavo anksčiau vidaus degimo variklėse. Tai todėl mes ir matome ir vystome šitos produktus dabar jau didesnius, kad galime konstruoti būtent ne furgonų bazėje, o tiesiog įgaminti naują tokį, kaip sako, jisai turi gimti. Taip, tokį kokį reikia, kaip gimė lengvuosiuose automobiliuose Tesla, sakykime, ir visi sakė, kodėl tai geras automobilis. Automobilis kaip automobilis, gal ne pats geriausias, bet elektromobilis yra geras, nes sukurtas kaip elektromobilis. Būtent čia yra esminis dalykas, nes mes ką dabar darom, iš tikrųjų tiek ir mes su Mercedesu, tiek Iveco gamykla, pavyzdžiui, irgi patys bando tą daryti. Tai gimusi furgoną, gimusi dizeliniu, paverčia į elektrinį. Tai natūralu, tai tuo metu, kada nebuvo alternatyvos, tai buvo sprendimas. O dabar kartu mes su partneriais, kinų partneriais, kuris turi didžiulius kompetencijas, mes turbūt irgi nepaslėpsim, kad būtent kinų automobilių pramonė, dėl ko čia ir yra dabar daug diskusijos, turi tikrai didžiulės kompetencijas. Taip, elektromobiliuose jie viską turi, ir kompetencijas, ir baterijas, ir resursą, viską turi. Tai čia mes tikrai padarėm didelis tyrimus ir bandymus žiūrėti, kokius kitokius galim turėti alternatyvas. Tai iš tikrųjų tai nėra alternatyvų šiai dienai. Tai kartu mes suradom tokį partnerį, kuris sprendžia kelis klausimus. Pirmas klausimas, tai kad jisai sutinka, kad mūsų inžinieriai prisidėtų ir kurtų tą produktą tokį, kokio reikia mums, būtent Altui, kadangi mes vis tiek savo produktus pardavinėjom per savo tinklą Europoje. Tai būtent mūsų tikslas ir buvo, kad tęsti tą produkto gamybą ir platinimą per tuos pačius kanalus, tiem patiem klientam. Tai būtent mūsų užsienio partneris ir sutiko, kad mūsų inžinieriai pasakytų, kaip jį reikia sukonstruoti, kaip jį reikia pagaminti. Ir atitinkamai įsileidžia mus į tas gamybinės savo patalpas, kad mes ir tą kokybę kontroliuotume, nes vis tiek dar tą kokybę mes suprantam kiek skirtingai. Nors, aišku, jie labai stipriai vejasi Europos lygį, bet vis tiek dar, sakysim, yra tam tikrų skirtumų. Ir tokiu būdu sukūrėm, prieš metus esam pasirašę sutartį dėl šito produkto vystymo ir kaip tik šiom dienom pirmieji tie mūsų jau grinai sukurti gaminiai yra pas mus pristatomi ir kviečiame kaip tik Lietuvos vežėjus susipažinti. Tai tikrai toksai, sakysim, didžiulis šuolis, technologinis šuolis. Visų pirma, kad kaip ir minėjau, jisai kaip ir Lego susikonstruoja, mes jį sukomplektuojam su tokiais agregatais, kurie tikrai yra pasaulyje žinomi, kur tikrai nėra jokių klausimų dėl jų patikimumo ir aptarnavimo, nes faktas tas produktas turės būti ir aptarnaujamas, tai didžiąja dalimi tai yra pasauliniai vardai, kur tikrai turi tinklą Europoje, kad būtų galima ir detalių gauti, ir aptarnavimą atlikti. Ir atitinkamai jisai yra žymiai jau toksai, sakysim, vadinamas vidutinės klasės autobusas, kuris
reiškia, tikrai bus patrauklesnis. Jeigu, sakysim, dabar tų furgonų bazėje mes galim maksimaliai išvystyti iki 20 kelių vietų pervežimą, tai šitie naujieji gali ir 30, ir 40, ir 50 keleivių pervežti. Tai mes truputėlį kartu su šitais produktus pereinam ir kiek didesnių produktų klasę, sakysim, kuri, sakysim, tai papildo mūsų produktų portfelį ir atitinkamai didina rinką. Labai įdomu, aš norėčiau dar kalbėtis dar gerą pusvalandį ir turiu dar klausimų, teks kviesti dar atskirai, bet kadangi laikas visiškai baigėsi, tai turbūt paklausiu, nes šitas produktas yra elektrinis. Taip. Nuo pradžios. Turite dar ir tų senųjų, tų dizelinių, sakykim, kurie važiuoja toli, greitai ir daug. Kaip Edvardas Radzevičius mato autobusų visą rinką, o gal apskritai automobilių rinką po kokių 10 metų? Tai manau, kad po 10 metų tikrai neturėtų likti nei vieno dizelinio automobilio, kuris bent jau mūsų gamykloje būtų gaminamas, nes nematau, kad taip ilgai tęsis dizelinių variklių gyvenimas ir manau, kad bus daug įdomių dalykų prieš tuos 10 metų. Manau, kad labai stipriai keisis visa rinka, manau, kad labai stipriai keisis žaidėjai, nes net ir didieji Europos žaidėjai turi begalės iššūkių, tai aš manau, kad mūsų laukia labai įdomus periodas. Tai aš irgi tikrai žinau, kad tas periodas bus labai įdomus, žinau, kad tie pokyčiai ir yra gal ir sunkiausias, bet ir įdomiausias dalykas gyvenime. Aš linkiu prie jų prisitaikyti, kažkaip matyti gal daugiau negu kiti mato ir labai linkiu, kad Lietuva visgi ir toliau turėtų gal net ir dar didesnę gamyklą ir dar didesnę gamybą, nes mes, aš manau, esam tikrai gal neblogi inžinieriai ir galim jais būti, tai auginkim tą jaunąją kartą ir naudokim jų kompetencijas. Tikrai ir didžiuokimės tuo, ką turim ir ką galim padaryti. Tai ačiū, Edvardai. Ačiū Jums. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Altas Auto generalinis direktorius Edvardas Radzevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.